Mhm. Labą dieną, mėly NVL kanalo žiūrovai, labai smagu vėl su jumis sveikintis. Sugrįžtame kas į klases, kas į darželius, o mes sugrįžtame kartu su mūsų webinarais. Aš esu daktarė Dalia Kalmatsui, NVL pensija vadovė ir labai džiaugiuosi, kad galiu su jumis tiek tiesioginėme eteryje, tiek su tais, kurie vėliau žiūrėsite šį įrašą, dalintis naujausiamis žiniomis įvairiose srityse. Aišku, tos sritis, kurias liečiame savo webinarų metu, jos vienaip ar kitaip visą laiką yra susijęs su finansais. Mes dirbdami ir konsultuodami žmonės investavimo, taupimo klausimais labai dažnai sulaukiame įvairiausių klausimų, ne tik tai apie tai, daugiau ir apie tai, o kaip man apskritai susitvarkyti savo finansus. Ir aišku, tėvai, kurie augina vaikus, jie apie tai neišvengiamai galvoja, klausia, tai ko mokyti man savo vaikų ir kaip man padėti tos pagrindus, kad po to tas vaikas jau lengviau eitų gyvenimo keliu ir jo galbūt neištiktų tokia situacija, kokia mane ištiko, kad aš, pavyzdžiui, būdamas ten 40 su viršum, tai dabar pradedu galvoti apie esminius svarbiausius gyvenimo klausimus, apie kuriuos turėjau pagalvoti gerokai anksčiau. Tai vat, norim apie tai kalbėti, apie tai dalintis, kadangi vėlgi daugelis iš jūsų, kas turit vaikus, kartu su jais, galiu sakyti, sugrįžote į mokyklas arba galbūt pradėjote eiti į pirmą klasę. Aišku, vaiko raida yra labai įvairi ir tie poreikiai labai įvairūs, tai nuo pačių mažiausių iki paauglių, kiekvienam tam vaikui reikia skirtingų dalykų, bet turbūt visi tėvai vis tiek vienaip ar kitaip galvoja apie tos klausimus, galvoja, kaip užauginti stiprų savarankišką žmogų, kaip padėti tam vaikui susiformuoti, kad jisai gebėtų dirbti, užsidirbti, kurti savo gyvenimą, tvarkyti su savo finansais ir kokius pagrindus aš turiu padėti. Ir galbūt padėti tos pagrindus netgi duodamas jam pinigų arba neduodamas, ar čia man reikėtų jį motyvuoti, duodant, pavyzdžiui, pinigų už pažymius, ar nereikėtų to daryti. Tai vat, apie tai mes kalbėsim ir kalbėsim ne tik tai šiuo klausimu, bet šiek tiek plačiau, kadangi mūsų svečiuose yra psichologė, turinti sukaupus labai didelę praktiką ir individualių konsultacijų metu ir dirbant ir su vaikais, ir mokykloje, ir vedant ir grupinės terapijas. Tai labai norėtųsi, kad jinai kartu su mumis ir su mūsų žiūrovais pasidalintų tą sukauptą patirtimą ir galbūt duotų tam tikrų patarimų, kaip reikėtų bendrauti su vaiku, tam, kad vėlgi užkirsti kelią galbūt kažkokiam netgi ir problemom ateityje. Tai dar kartą noriu priminti, kad šita transliacija vyks valandą laiko, iki pirmos mes planuojame baigti. Jeigu jūs žiūrėsit įrašą, tai tokio maždaug trukmės ir turėtų būti. Tiesioginio eterio metu jūs galite užduoti klausimus ir įdomiausius iš jų mes stengsime atsakyti taip pat tiesioginės transliacijos metu. Tai, o dabar jau norėčiau pristatyti mūsų viešnią, psichologę Viktoriją Barskutę-Vyšniauskienę. Viktorija yra viešosios įstaigos Anima psichologija psichologijos centro įkūrėja. Jinai pati yra baigusi psichologo bakalaurą ir turi sveikatos psichologijos magistro laipsnį, taiko kognityvinę elgesio terapiją ir dirba tiek individualaus psichologinio konsultavimo, tiek grupinės terapijos srityse, dirba su ikimokyklinio ugdymo vaikais įstaigose, mokykloje, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose. Ir tai leidžia Viktorijai sukaupti patirtį su įvairiais vaikais ir skirtingų matyti problematikų. Ir turbūt irgi vienas iš mano prašymų buvo prieš šitą laidą mūsų, kad Viktorija pasidalintų ir tiesiog praktikomis tas, kurias jinai matė savo klientų tarpe, aišku, neviešinant į klientų vardų nei pavardžių, bet tiesiog tie pavyzdžiai leistų mums turbūt geriau suprasti pačią problematiką. Tai Viktorija, sveika. Sveiki, Dalia. Labai smagu dalyvauti, dalinti savo žiniomis. Tikrai tikiuosi, kad galėsim apimti nemažai tų tematikų ir bent po truputėlį prisiliesti, o jeigu mūsų žiūrovai turės klausimų, tai tikrai labai kviečiu drąsiai klausti, nebijoti. Kiek galėsiu, tiek atsakysiu, jeigu negalėsiu, prisipažinsiu, kad negaliu, o jeigu iš tiesų tų klausimų kažkokių liks ir bus nedrąsu, tai visą laiką, kaip sakau, galima susisiekti, rašyti ir geriau mąstyti
taupyti, geriau turėti kažkokios tokios informacijos, apie kurią dar galima pagalvoti, negu vienam tik tai su to likti ir suktis savo mąstymo rate. Taip. Tai iš tiesų mes vėlgi kalbėdami apie vaiko motivaciją pinigais, tai turbūt kaip ir su Viktorija kalbėjom, Viktorija besiruošdama šitam pokalbiui sakė, kad labai įvairių tų yra požiūrių ir teorijų, kaip vaikus reikėtų motyvuoti, ar motyvuoti apskritai, o gal nemotyvuoti. Tai gal Viktorija šiek tiek apie tai, apie tos skirtingus požiūrius į apskritai vaiko motyvavimą pinigais. Iš tiesų, Dalia, taip kaip ir kalbėjom ir pati sakot, tai šitoj vietoj tikrai labai mokslininkai išsiskiria šitose klausimuose ir vieni jų sako, kad tikrai yra labai gerai kišenpinigių sistema, kuomet tu susiskirstai darbus ir už tam tikrą darbą, už tam tikrą pažymį tu duodi pinigėlių vaikui, kuriuos jisai gali, nežinau, taupyti, išleisti ar ką tik tai nori su jais daryti. Kiti sako, kad turėtų būti atskirta, kur yra namų ruošos darbai, kur yra mokslas ir tai turėtų būti tarsi tavo tokia atsakomybė, o ne tėvų noras, kad už tuos dalykus mes mokėtume pinigus. Tai šitoj vietai tikrai nėra vieningos nuomonės ir aš pati manau, kad kiekvienas mes esam pats didžiausias savo gyvenimo ekspertas, pats didžiausias savo šeimos ekspertas ir turbūt labai turėtume kiekvienas savo atsakyti tą klausimą, o tai kaipgi aš noriu, kaip man yra teisinga, o kaip man neteisinga. Tik tai tiek, kad galėtume atsižvelgti į tam tikrus dalykus, ar ne, ką mes tą žinutę norim pasakyti. Ir čia turbūt grįžtame tokią vertybinę savo šeimos sistemą, kur turėtume suprasti, tai kokią aš tą žmogų noriu išugdyti, kokią noriu informaciją jam duoti gyvenimui. Suprantant tai, kad tai, kas vyksta vaikystėje, iš tiesų vyksta toliau automatiniai tokie procesai, kurie vyksta visą gyvenimą žmogaus gyvenime. Ir labai tikėtina, kad jisai lygiai tą pačią informaciją nusineš į savo šeimą, skiepys savo vaikams, ar ne. Ir mes tarsi ugdydami tą mažą žmogeliuką turėtume pagalvoti, kad ateityje galim su savo indėliu išugdyti ne tik tai vieną žmogų. Viktorija, jau matau iš klausytojų, kad turbūt jie tikisi, kad ne visus klausimus atsakysim šito webinaro metu, nes Edita Bosaitė klausia, gal galėsite pateikti kokios literatūros, kur galima rasti informacijos apie vaikus ir pinigus. Aš suprantu, neapeliuoja šiek tiek į tai, ką mes dabar išnekame, kad yra įvairūs požiūriai ir būtent, Viktorija, gal pati galėtumėt pasidalinti, kur galima rasti daugiau tos informacijos, galbūt ne viską mes padengsime šito webinaro metu. Iš tiesų, literatūros yra ganėtinai nemažai, konkrečiai, kad būtų vien tik tai apie finansus, tai aš dabar net galvoju, ar mano rankose tokia buvo. Galėčiau pasidalinti, iš tiesų, Kembridžo universitetas ganėtinai nemažai daro tyrimų, kur iš esmės apžvelgia, kaip kas čia vyksta ir man pačiai jų tyrimai labai patinka, nes jie yra ganėtinai platus. Ir dabar truputėlį bandau paieškoti pati, nes neatsimenu konkrečiai pavadinimo, žinau, kad turiu tikrai 2 tokias neblogas knygas, kuriuose... O Kembridžo universitetas, jie publikuoja mokslinius straipsnius ar tokius taikomuosius plačiai visuomenėje? Tai yra moksliniai daugiau straipsniai, bet jie iš tiesų apima ganėtinai didelės tyriamųjų grupės. Ir būtent tai nuleidžia pamatyti, kaip kas iš tikro vyksta. Ir tas temos jau gal yra tokios netipinio tik tai mokslo darimo temos, kur mums reikia padaryti mokslą, tai dabar sugalvokim temą, bet iš tiesų jie eina per tokį didesnį aktualumą, kas mums būtų svarbu ir kas mums būtų naudinga. Gerai, tai jeigu taip greitai nepavyks rasti tų knygų pavadinimų, tai mes tada galėsim YouTube ar Facebook'o savo kanaluose pasidalinti turbūt jomis vėliau, arba Edita galite mums parašyti. Radau, tai yra vaikas pokyčių kelyje ir yra ypatingas vaikas vienas ar kiekvienas, taip vadinasi knygos, ir jos yra Astos Blandės ir Eglės Gudelienės. Tai iš tiesų
vertingos knygos, pasiskaityti ir pamatyti ne vien tik tai apie finansus, bet apskritai, kaip su tuo vaiku mes galim bendrauti ir tenai galima rasti ir tos tematikos apie skiltelių, apie finansinius dalykus. Bandau ir aš užsirašyti, vaikas pokyčių kelyje yra pirmoji, o antroji yra... Gerai, aš jums tai pasakysiu. Kažkaip ten svarbus kiekvienas, bet ne kiekvienas, kažkas ten tokio. Nes man nežinau, kad yra vaizdinė atmintis, tai aš galiu pasakyti, kaip atrodo, bet ne kas parašyta. Ypatingas vaikas vienas ar kiekvienas. Ypatingas vaikas vienas ar kiekvienas. Vaikas vienas ar kiekvienas. Asta Blandė ir Eglė Gudelienė. Ačiū autoriam, kurios rašo šias knygas, ačiū Viktorijai, kad dalinasi, ačiū Editai už klausimą. Tai ką, keliaujam toliau, šiek tiek palėtėm tos požiūrius skirtingus, kad vienas sako, reikėtų duoti ir vaiką mokinti struktūrizuoti kišenpinigius, kitas požiūris, kad nėra čia ko už kiekvieną pažymį ir namų ruošos darbą skatinti. Tai šiek tiek pakalbėkim giliau ir tada eikime per vaiko raidą. Skirtingo amžiaus vaikai turi skirtingus poreikius ir gal pradėkim nuo pat pradžių, kada atsiranda tam tikras santykis vaiko jau su pinigais, supratimas apie pinigus ir kaip jisai kinta laikui bėgant. Iš tiesų, jau 3-4 metų vaikui pradeda formuoti supratimas apie pinigus, jisai pradeda iš tiesų daug klausinėti, tas yra kodėlčiuko amžius, dar kitaip vadinamas, kada jam iš tiesų viskas yra labai labai įdomu ir šiuo atveju lygiai taip pat įdomu ir pinigai. Ir mes šitoj vietoj galim labai daug pradėti kalbėtis. Tai nėra tokia paskaitos tipo, kad mes dabar pasodinsim vaiką 3-4 metų ir jisai valandą laiko išklausys mūsų teoriją, tikrai ne, bet tai yra gyvenimiškos situacijos. Mes galim duoti jam žaisti, vėlgi yra tie patys žaisliniai pinigai, yra realūs pinigai, kuomet jisai gali atpažinti kupiūras, jisai gali dėlioti popieriniai, metaliniai pinigai. Jisai iš tiesų gali pradėti suprasti, jeigu mes jam apie tai kalbėsim, kad didelis žaislas kainuoja žymiai daugiau negu ten, nežinau, ledų ar šokoladas, lygiai taip pat jisai turėtų išmokti suprasti, kad pinigus mes turim saugoti, kad tai nėra tik tai visiems dalinami į kairę, į dešinę, pametami ir bet kur padedami dalykai, bet kad jie turi turėti vietą ir iš tiesų labai skatinčiau tėvus vaikui nupirkti kažkokią tais piniginytę, kur būtų jo pinigėliai, kur jisai galėtų tikrai juos tenai turėti ir čia jau būtų ta vieta, kur jisai saugo ir drąsiai gali turėti savo, o ne su kitais dalintis. Toliau mes turime jau kitą amžiaus tarpsnį, tai yra 5-6 metai. Vaikas iš tiesų gali pradėti suprasti, kiek žmonės uždirba ir kiek kas iš tiesų kainuoja. Tai va šitoj vietoj jau mes galim galvoti apie kišenpinigių sistemas, kokias mes jas norim taikyti ir lygiai taip pat galim pradėti mokyti vaiką taupyti, kad jisai išmoktų suprasti, jog nebūtinai vien tik tai, ką gavau, turiu čia ir dabar išleisti, o iš tiesų galiu atsidėti ir pagalvoti apie tai, ko aš norėčiau. Tada turim kitą etapą, tai yra 7-8 metai. Tai iš tiesų yra labai labai svarbus toksai gyvenimo etapas, nes mes jau ir mokyklos amžių turim, ar ne? Ir šitoj vietoj vaikas turi suprasti, kas yra norai, o be ko jisai gali gyventi. Kas yra būtinybė, ar ne? Tarkim, jam šiandien yra būtina nusipirkti pietus, nes jisai grįž tik tai vakare ir bus visiškai alkanas, piktas, ar ne? Ir jisai galbūt gali apsieiti be tam tikro šokolado, ar tenai, nežinau, be naujo žaislo. Ir šitoj vietoj iš tiesų svarbu vaiką išmokyti šitų dalykų labai labai suprasti ir suprasti, kas žmogaus gyvenime jam yra naudinga, nenaudinga. Čia labai jau pradeda formuotis tokia vertybinė sistema apie pačius pinigus, kiek man jų reikia, ką man jų reikia ir panašiai. Tada einam jau giliau, tai yra 9-10 metų vaikai, kuomet iš tiesų tas supratimas pasidaro dar geresnis ir atsiranda supratimas apie tai, kad reikia atsidėti. Tai va šitoj vietoj mes labai galim išmokyti vaiką struktūros. Visiškai paprastai dėliotis, kiek tenai pinigėlių tu atsidėsi, nežinau, maistui, kiek atsidėsi ten kažkokiems tai būreliams, jeigu tau reikia, ar ne, kiek tu atsidėsi savo kažkokiam tais norimam žaislui, kiek tu atsidėsi savo norimai pramogai.
kuo mes labiau struktūruojam, tuo vaikas iš tiesų geriau išmoksta suprasti, tai kiek man tų finansų čia reikia ir atrasti, o kas man iš tiesų yra labai svarbu, kas mažiau svarbu, kas vertingiau, kas mažiau vertinga, na, ir lygiai taip pat jisai pradeda savyje suprasti, o tai kokios yra mano tos vertybės. Aš turėjau vieną klientę, mergaitę, kuri nuo savo pietų rinkdavosi netgi pigesnį patiekalą ir kiekvienais metais atsidėdavo tam po papildomą eurą, kad per Kalėdas galėtų padovanoti geresnės ir fainesnės dovanas savo šeimai ir tai jai davė labai labai didelį tokį pasitenkinimą savimi, kad aš sugalvojau, aš sutaupiau ir aš šitoj vietoj galėjau. Ne? Ir tai yra visiškas vaiko pasirinkimas. Tai iš tiesų aš labai skatinčiau tėvus duoti jiems laisvės. Susitarti kažkokią tai sumą, nežinau, jau jūs patys nuspręsit, ar tai bus savaitėje ar bus mėnesiui, bet jau tokio amžiaus vaikas, kad jisai pats galėtų pradėti reguliuoti, kiek, ką maždaug jisai nori skirti ir jeigu matom, kad viskas su to vyksta pakankamai tvarkoj, mes galim kalbėtis, kaip jam sekasi su tais pinigėliais, tai nereiškia, kad tik tai atidavėm ir jau čia mėnesį laiko ramiai gyvenam, nes galbūt kitas vaikas ir, nežinau, per 2 dienas juos išleis ir jisai dar neturi to įgūdžio, na ir mes vėl turim grįžti, vėl turim kalbėtis, bet nebijoti to, kad jisai ir pajaus, kad o gal man čia neužteko, gal čia aš kažkaip neišsisukau, tai yra mūsų patirtis. Kitą mėnesį mes jau žinosim, kad, nebeliko, na, tai reikia kažkaip juos kitaip dėlioti. Na ir toliau iš tiesų jau turim tą visišką tokį paauglystės amžių. Iš tiesų, būtent tas pats Kembridžo universitetas sako, kad jau net 15-16 metų vaikai galėtų turėti visiškai savo kreditinės korteles ir gebėti atskirti, tai kiek jisai gali skolintis tą mėnesį, kiek jisai negali ir kaip viskas vyks jo gyvenime. Na, tai iš tiesų, net kaip aš sakau, nedrauskim, nepykim, bet bandykim suprasti, bandykim kalbėtis ir bandykim kartu spręsti tas problemas, jeigu iš tiesų ir mes matom, kad kažkas vyksta ne taip, ir skatinkim vaiką ateiti pasiklausti. Mes nei vienas negimstam iškart žinodami, ką tenai daryti ir kur tenai ką susidėlioti. Tai, Viktorija, taip dar savo reflektuojant truputėlį apie tai, ką išgirdau. 3-4 metų vaikas dar tik tai žaidimo formą pažindinasi su pinigais. Iš tiesų, tiem, kas įdomu apie žaidimus, kuriuos galima žaisti su vaikais ir pinigais, kviečiu peržiūrėti. Mes turim įrašą apie žaislų muziejų Lietuvoje veikiantį ir būtent žaislų muziejaus įkūrėjai, jie kalbėjo apie būtent tos žaidimus, vaikus ir pinigus. Tai labai įdomus webinaras, kurį rekomenduoju pasižiūrėti. 5-6 metų vaikai jau pradeda formuoti savyje tam tikrą vertės suvokimą, tiesa. Ir tada būtent apie tą vertę ir verta kalbėti, nes vėlgi ir iš savo praktikos kartais būna, kad paklausti ir vaikui dviratis atrodo gerokai brangesnis daiktas negu kad, pavyzdžiui, namas. Nes jam tiesiog dviratis yra didesnė vertybė negu namas, tai būtent apie vertės dalykus verta kalbėti. Ir vėliau užsifiksavau, kad būtent 90 metų laikotarpį tada atsiranda jau struktūrizavimo tas būtent momentas, kada verta pradėti struktūrizuoti. Ir čia turbūt vėlgi, kadangi sakom ir žinom, kad reikėtų tėvam rodyti savo pavyzdį, tai aš dar šitą temą norėčiau pagilinti, nes ir mūsų tyrimai rodo, kad tik tai kas ketvirta šeima Lietuvoje, jinai turi susidarius savo finansinį planą. Kas ketvirta tik tai. Ir tai tą finansinį planą turi susidarę tik tai 2 metų laikotarpį. Tai rodo, kad žmonės net ir suaugę būdami nelabai linkę struktūrizuoti, nelabai linkę susiplanuoti arba tą daro labai trumpam laikotarpiui. Tai iš tiesų, ką galima būtų dar padaryti būtent šituo laikotarpiu su vaikais, kaip jiem padėti galbūt netgi žiūrėti kažkiek tai į priekį ir į kokį laikotarpį mes čia galim remtis. Ar vaikai turi galvoti tik apie mėnesio perspektyvą, ar jie jau yra pajėgus galvoti, nežinau, apie metų, 2, 3, pavyzdžiui, perspektyvą, kad šiek tiek jau skatinti pažvelgti ir plačiau.
Iš tiesų jau 9-10 metų vaikus mes visiškai pilnai galime traukti į šeimos biudžetų planavimus, kuomet yra galvojamas, nežinau, didelis pirkinys ar ten kažkoksai būstas arba, nežinau, atostogomis. Tiesiog kiekvienas galim visą tai susiplanuoti ir šitoj vietoj, kaip ir pati Dalia sakė, yra labai labai svarbus momentas suprasti, koks yra mūsų santykis tais pinigais ir kiek mes patys jaučiamės komfortiškai, nekomfortiškai tame ir kiek patys esam išmokyti ir mokantis planuoti. Na, iš tiesų, pati savo praktikoje galiu pasakyti, kad nemažai suaugusių žmonių mane kreipiasi ir dėl visiškai kitų problemų, bet turbūt kokia 80% mes sustojam ties planavimu, tai yra ties dienotvarkėmis ir netgi ties finansiniais planavimais, dėl to, kad žmonės iš tiesų nelabai planuoja. Ir kas atsitinka? Mes turim labai didelį nesaugumo jausmą, labai daug nežinomybės, nes tiesiog nėra aiškumo, ar ne, kiek aš čia dabar uždirbu, kiek aš čia turiu, kiek man reikia iš tiesų uždirbti. Aš turėjau tokią klientę, kuri būdama, tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo 28 kažkur tais metų, jinai tiek stipriai buvo susikoncentravusi į tą saugumo jausmą, nes vaikystėje jo to finansinio saugumo iš tiesų pritrūko, kad jos tikslas buvo iki 30 metų uždirbti tiek pinigų, kad jai ateityje, galvojant apie pensiją ir panašiai, nereikėtų iš viso galvoti, kad jinai čia turi dirbti, ar turi kažkiek tai uždirbti, ar kažką turėti. Kaip ir viskas fainai smagu, kad jaunas žmogus apie tai galvoja ir apie savo ateitį, bet iš kitos pusės mes jau turėjom tokį kraštutinumą, kad iš tiesų kilo labai didelis nerimas ir noras vien tik tai dirbti. Visiškai nebematymas dienos nakties režimo, nebematymas savo kažkokio laisvalaikio ir galų gale pasitenkinimo čia ir dabar, kad aš gal ir dabar galiu ar išvažiuoti atostogų, ar nusipirkti skanesnį maistą, ar nežinau, ten savo kažkokį tais leisti pomėgį, o aš tiesiog dabar turiu dirbti ir tada, kai jau uždirbsiu, aš galėsiu pradėti gyventi. Na, tai mes labai labai stipriai dirbom ties tą struktūrą, kiek tau kiekvieną mėnesį iš tiesų norisi reikia atsidėti. Tai ateičiai, kiek tau reikia čia ir dabar, kad tu jau ir dabar dirbdama realiai dėl tos ateities galėtum turėti tą gyvenimą žymiai palankesnį. Tai iš tiesų turbūt labai labai svarbu mums pradėti patiems nuo savęs. Na, ir kaip mes gyvensim, lygiai tą patį matys ir vaikai. Ir tas finansinis toksai saugumas, jisai labai labai stipriai siejasi su emociniu saugumu. Jeigu tėvai pastoviai apie tai kalba, jie patys irgi nestruktūruoja, nedėlioja, pastoviai yra tame tokiame mąstyme, o kas bus rytoj, man čia užteks, neužteks, aš čia pakankamai turiu, nepakankamai, galėsiu leisti, negalėsiu, iš jų pačių kyla labai labai didelis nerimas ir vaikai visų pirma tai jaučia ir labai dažnai girdi. Tėvai sako, nes negalim, tu nenorėk, tau nereikia, šitas gal netoksai svarbus, jisai sako, bet mano klasiokas ar darželio draugas jisai turi. Tada dar mes galim sugalvoti daug negražių epitetų, tai kokie tenai yra tie žmonės, kurie turi ir tu čia gal su jais nedraugau, gal čia jie tau yra nereikalingi. Ir visa tai kyla iš mūsų pačių nepasitenkinimo ir mūsų pačių kažkokios negalios, kurią mes laikom negalime. Nes ta galia finansinė, kiekvienam yra labai labai skirtinga, mes visi labai skirtingi. Vieniem reikia vienų dalykų, kitiem kitų. Vieni labai gerai jaučiasi, nežinau, keliaudama. Aš turiu draugę, kuri keliauja autostopu ir jinai jaučiasi žiauriai fainai. Jinai sako, aš įsidedu ten ganėtinai nedidelę sumą, bet man čia yra azartas. Aš įsakau, žinai, man faina tavęs klausyti, bet aš pati tai niekada taip gyvenime nenorėčiau, nes aš jaučiuosi labai nepatogiai. Bet jeigu mes keistumėm gyvenimais, tikrai žinau, kad jinai jaustųsi nepatogiai mano gyvenime, o aš jos gyvenime. Tai vėlgi turim grįžti į savo gyvenimus, o ko mums reikia ir kokiuose tose finansuose ir kaip juos sudėliojus mes jaučiamės gerai ir kaip negerai. Tai iš esmės vėlgi dabar bandau savo fiksuoti tam tikras įžvalgas. Finansinis saugumas įtakoja emocinį saugumą, ar ne? Ir tada tas emocinis saugumas, jis turbūt apskritai pagrindas mūsų gyvenimo ir turbūt daugelio sprendimų, kuriuos mes apskritai darom gyvenime ir tos tokios ir savivertės, ir
savipakankamumo ir dar daugelio kitų dalykų, apie kuriuos mes kalbėsim. Bet galvoju, jeigu aš esu mama, kuri auginu vaikus ir turiu jau tokio amžiaus vaikus 90 metų, kuriem reikėtų padėti sustruktūrizuoti savo finansus, tai pirmiausia turėčiau turbūt pati būti susistruktūrizavus savo finansus ir tada per savo pavyzdį tada jau padėti ir tiem vaikam, ar ne? O iš tiesų, ir ką pati Viktorija mini iš savo praktikos ir ką mes matom irgi iš finansinių konsultacijų, kada dirbam su klientais, tai tikrai žmonės nelabai susistruktūrizuoja ir iš tiesų pareklamuosiu, bet turime tokią paslaugą, mes galim padėti jums susidėlioti savo biudžetą, lygiai taip pat, nežinau, kad ir Viktorija teikia tokią paslaugą, susidėti pajamas išlaidas, pasižiūrėti, kiek man taupimai ir iš kur aš galėčiau tų lėšų pasidėti, nes kartais irgi sako žmonės, norėčiau taupyti, bet aš net neturiu iš ko tą daryti. Tai iš tiesų galim padėti rasti pinigų tą padaryti ir tą galima padaryti užsiregistravus mūsų konsultaciją. Bet grįžtant dar prie vaikų ir prie to emocinio ir finansinio saugumo ir už programavimo vaikystėje arba jaunystėje elgtis vienokiu ar kitokiu būdu, turbūt turim kalbėti apie tai, kad motyvacija gali būti išorinė arba vidinė. Taip, Viktorija. Ir dabar pakalbėkim, ar mes juos norim užprogramuoti kažkaip elgtis ir tą daryti būtent, kaip čia sakyti, motyvuodami tais pinigais, ar norim iš tiesų ugdyti tą vidinę motyvaciją, kuri atskleistų to vaiko galę pačiam priimti, daryti sprendimus, ieškoti to balanso gyvenime ir galbūt taip smarkiai nesiblaškyti arba nesinervuoti, jeigu kažkas nepavyksta. Tai gal, Viktorija, plačiau papasakotumėte apie tas motivacijas, kokios jos būna ir iš ko jos kyla. Iš tiesų, Dalia, grįžtam prie to pirminio klausimo, tai ar galima motyvuoti tais pinigais, ar negalima, ar tinkama, ar netinkama. Na, tai būtent tai ir formuoja mūsų tą vidinę arba išorinę motyvaciją. Jeigu mūsų tikslas yra, kad vaikas žinotų, jog pas mus, nežinau, siurbimas namų kainuoja 5 eurai, mūsų tikslas, kad vaikas žinotų, jog indų išėmimas iš indaplovės ir ją sudėjimas kainuoja, nežinau, ten 4 eurai, tai mes kalbam apie iš esmės visiškai išorinę motyvaciją. Na? Lygiai tas pats yra su mokslo pasiekimais, kad 10-ukas kainuoja, nežinau, 10 eurų, 9-ukas 9 eurus, ką mes darom, vaiką labiau neskatinam patį kažkiek norėti siekti to pažymio, o vaiką skatinam suprasti, kad jeigu jisai padarys tą ir tą, jisai gaus tiek ir tiek, padarys tą ir tą, gaus tiek ir tiek. Tai yra ta pati sistema, kaip mes einam į darbą. Ne? Jeigu mes žinom, tie patys yra bonusų sistema, apie ką tai yra išorinė motyvacija. Na, jeigu aš padarysiu tą ir tą, padarysiu tokį ir tokį pardavimą, aš gausiu tokį ir tokį procentą papildomai prie savo tenai atlyginimo. Tai štai vietai mes lygiai tą patį darom namuose. Kitas dalykas yra vidinė motyvacija, kuri iš tiesų visą laiką yra ženkliai stipresnė negu išorinė, visiškai nenuneigiu išorinės motyvacijos svarbos, jinai tikrai mums yra svarbi ir reikšminga, nes mus pastiprina, kartais kažkur ir pastumia labiau kažko norėti ir siekti, bet iš tiesų vidinė motyvacija yra ženkliai stipresnė. Kodėl? Nes tai kyla iš vidaus ir iš mūsų noro. Na? Mes patys norim sutvarkyti namus, išsiurbti juos, nes grįš mūsų šeima ir sakys, vau, kaip fainai, aš tavim labai labai didžiuojuosi, tu esi nuostabus mano sūnus ar mano dukra. Ne? Kitas dalykas, mes patys matysim, man patinka, kada namuose yra švara, man patinka, kada daiktai yra savo vietose, aš pats galiu pasitenkinti savimi, kad aš galiu tai padaryti. Na? Kitas momentas, jeigu mes šeimoje ir ką aš labai skatinu daryti savo klientus, susiskirstyti darbais. Tiesiog labai aiškiai susiskirstom, kad mama, nežinau, atsakinga už maisto ruošimą, tėtis atsakingas, nežinau, už grindų sutvarkymą, vaikas atsakingas už dulkių nuvalymą. Na, mes visi tampam vienodai svarbus ir vienodai reikšmingi šeimos namų atžvilgiu. Na, mes kiekvienas turim savo pareigas ir iš tiesų turim labai išmokti tuo pasidžiaugti.
Pasidžiaugti, kaip mama skaniai padarė valgyti, pasidžiaugti, kaip fainai, kai ant grindų nėra trupinių, ar ne, pasidžiaugti, kaip fainai, kad ant baldų nėra dulkių. Mes vėl kalbam apie vidinius dalykus, ne apie išorę. Aš darau ne dėl to, kad man liepia, ne dėl to, kad man sakė, jog aš gausiu tą ir tą, o dėl to, kad mums visiems yra labai labai smagi ir džiugi emocija. Tai va šitose vietose mes tiesiog turim iš karto nuspręsti, dar kol vaikas iš tiesų yra mažas, o ką mes norėsim daryti. Kaip mes jį skatinsim, ar mūsų tikslas bus sukurti sistemą, kad pas mus tam tikri darbai yra apmokami, ar mes norėsim sukurti sistemą, kad pas mus šeimoje namų turtas yra bendras namų turtas, ką irgi labai svarbu užakcentuoti, nes būna tėvų, kurie jau vaikai tampa paaugliai, sako, čia mano namai, mano taisyklės, nori gyvenk, nori negyvenk, ne? Tai mes jau čia linktume prie išorinių tada dalykų, kad jeigu tai yra kažkieno kito namai, tai mes juos ateinam dirbti arba ateinam juose pernakvoti ir pabūti, bet tai jau nebėra mano namai. Na? Ir kitas momentas, kuomet tai yra mūsų visų namai ir mes tiesiog dalinamės tais dalykais. Na, iš tiesų, dar grįšim truputėlį prie klausimo, o kaip tą vidinę motivaciją dar stiprinti ir ugdyti, nes aš suprantu, kad jeigu vien tik tai išorinę motivaciją taikai, tai gali būti taip, kad tas vaikas tada po to apskritai praranda bet kokį norą kažko norėti ar kažko tai siekti, nes jeigu nėra stimulo iš išorės, tai turbūt tas vidinis noras jisai neatsiranda. Tai dar grįšim prie to, bet turim klausimą, Monika Bartkuvienė klausia, sako, o kaip jeigu dabar mano pirmokas gauna nemokamą maitinimą mokykloje ir jam pinigėlių mokykloje kaip ir nereikia? Kaip tokia atveju elgtis? Ar vis tiek jam duoti kažkiek tai dienpinigių, ar ką daryti šiuo atveju? Tai turbūt reikėtų labai vėlgi klausti vaiko, ar jam reikia tų pinigėlių ar nereikia, kiek jisai jaučiasi tenai komfortiškai. Ir iš kur jisai tai gali žinoti, jisai vėl matys, o kaip yra kitiem vaikam. Ne, turbūt tai nėra vienas vaikas, kuris gauna tą nemokamą maitinimą, yra turbūt ir kitų vaikų. Yra vaikų, kuriems būna nupirktas tas maitinimas ir klausimas, kiek dar pirmokas vaikas pats supranta, o tai čia yra pirkta, ar čia gauta, ar ne, ir kaip kiti elgiasi su tais pinigėliais. Tai aš iš tiesų visą laiką kviečiu žmonės kalbėtis, klausti vaiko, o tau dabar pakanka, ar tu jautiesi sotus, laimingas, ar tau kažko dar norėtųsi toje mokykloje, ar ne, ar nežinau, ten galbūt kiti vaikai eina dar perka bandelę, o jeigu aš tau neįdedu pinigėlio, tai tu negalėjai nusipirkti bandelės, o gal daugiau niekas ir neina, ir jam net į galvą neteina tokia mintis, kad iš tiesų jam dar reikėtų neštis tenai tą pinigėlį. Tai tiesiog žiūrėti pagal situaciją, žiūrėti pagal vaiką ir kartu atsisėdus ramiai nuspręsti, išsiaiškinti, reikia ar nereikia. Na, bet tiesiog neskubėti tik tai pačiam nuspręsti ir sudėlioti, kaip čia reikia. Vaikai šitoje vietoje labai daug mato, labai daug žino ir mūsų žinojimo suaugusių žmonių gali tiesiog labai labai stipriai papildyti. O tada aš dar turiu klausimą, pratęsiant Monikos klausimą. O ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, vaikas sakytų, na, nežinau, aš dar noriu naujo telefono, o tas dar turi naują, nežinau, dviratį mokykloje. Kai paklausiu, ar tau reikia pinigų, jis sakys, pavyzdžiui, nu, man reikia ir tam, ir anam, o šeima negali tiek skirti pinigų, tai kaip tada? Ir šitoj vietai mes vėl grįžtam prie to planavimo, struktūravimo, ne, ir yra labai labai sveikintini dalykai norėti, labai sveikintina, kad vaikui reikia, sako žmogus gyvas, kol tu visko dar nori ir tau dar visko reikia. Ne? Paskui jau turim problematiką, kai mums nieko nebereikia, tai gyvenimas nebeįdomus pasidaro. Tai šitoj vietoj viskas tvarkoj, niekada nesakykit vaikam, kad ne tu nenorėk, ne tau nereikia. Priimkim tai, kad tu nori, labai džiugu, tu matai, galbūt tu netgi matai daugiau negu aš matau žmonių, ar ne, tu matai juos skirtingus, tu matai kiek kas ko turi, gal aš net nežinau, kiek čia visko galima norėti ir kiek gali reikėti. Bet mes turim suprasti, kad vėlgi tai nėra pirkinys, kuris kainuoja, nežinau, eurą arba du. Tai yra pirkinys, kuris iš tiesų yra labai brangus ir mes galim susidėlioti, kiek, nežinau, ar ten kiekvieną savaitę ar kiekvieną mėnesį mes galim tam skirti lėšų ir po truputėlį pradėti taupytis.
Viskas su tuo yra labai tvarkoje. Mes iš tiesų išmokinam vaiką siekti ir lipti laipteliais į priekį, o ne šokinėti. Nes labai dažnai būna tokių situacijų, kada vaikai gauna viską čia ir dabar. Ir tada, kai jau jie būna suaugę, atsiduria darbinėse situacijose, nežinau, aukštųjų mokyklų situacijose, kur viskas nėra taip paprasta ir tu negauni visko tik tai čia ir dabar. Kaip aš jiems sakau, jeigu tu esi pirmam aukšte ir žiūri į 9, tai bent jau reiktų į tuo liftu užkilti, jau jeigu tais laiptais nesinori lipti, bet nuo vien pažiūrėjimo tu nebūsi tam 9 aukšte. Ne? Tai šitoj vietoj mes mokindami juos struktūruoti, taupyti, siekti, padedam suprasti, kad gyvenime viskas neatsiranda tik tai pirštų spragtelėjus, o reikia įdėti pastangų. Tai labai daug ką ugdo kantrybę, ar ne, tikslų siekimą, gebėjimą pamatyti, kad tu tai gali daryti, gebėjimą vėlgi kuo daugiau norėti ir kuo daugiau siekti. Nebijokim šitų dalykų, kad negalim leisti čia ir dabar, bet vėlgi nedrauskim, nenorėti ir nesiekti. Tai netgi turbūt įžvalga būtų ir pasiturintiem tėvam, kurie galbūt net ir galėtų iš karto nupirkti tai, ko prašo vaikas, jeigu teisingai suprantu, Viktorija, ką norit pasakyti, kad nedaryti to iš karto, o susidėlioti kažkokį tai planą, ką reikėtų padaryti ir kokiu būdu būtent tą daiktą vaikas galėtų įgyti. Ar tiesa? Visiška tiesa, Dalia, ir kai ruošiame šitam seminarui, tai dalinausi to pavyzdžių savo vienos klientės, kur iš tiesų turėjau pirmokę mergaitę ir tėvai atvedė labai didelių pykčio priepuolių pas mane ir su jie kalbantis išsiaiškinom, kur yra problema. Ir turbūt trečioj konsultacijai vaikas sako, viską aš suprantu, bet aš turiu, sako, labai didelę problemą. Tai sakau, kokia yra ta tavo problema. Sako, dabar ateina Kalėdos, o po Kalėdų yra mano gimtadienis. Ir visi vaikai mokykloje kalba, kiek jie tenai visko nori, kokių tenai nori žaislų, kokių nori daiktų, o aš, sako, klausausi ir aš viską turiu, visus dalykus turiu ir aš nebežinau, ko norėti. Tai kas įvyko ir dėl ko buvo jos tas pyktis, nes iš tiesų vaikas nebežinojo nei ko siekti, nei ko norėti, nei ką dar gali gauti, tai jinai pradėdavo pykti ir tokiu būdu gaudavo tėvų kitokį dėmesį, negu jinai yra įpratusi gauti. Tai mums tikrai labai labai reikia to siekimo, to žinojimo, to norėjimo, o ne tik tai čia ir dabar turėjimo, nes mes turėsim tą tokį kitą kraštutinumą, kuris yra lygiai toksai pat blogas, nieko neturėti ir nieko nesiekti, toks pat blogas yra viską turėti, ar ne, ir vėl nebeturėti ko siekti. Ir čia mes priartėjom prie sekančio mūsų tokius, aš pasižymėjusiu su tam tikrus temų blokus, kada vėlgi tam tikra atrodo iš geros valios, iš geros dūšios, motyvuodami pinigais, motyvuodami daiktais, galim sukelti visiškai nepageidaujamas pasekmes. Ne? Tai vat ir mano klausimas yra, ar galim pinigai tapti demotyvacija ir jeigu yra per daug tų pinigų, kuo tai gali baigtis. Vat jau vienas pavyzdys buvo paminėtas ir yra dar kažkokių tai, prie ko tai gali privesti. Tikrai gali būti. Galime nustoti siekti absoliučiai visai kitų dalykų. Mes galim nebenorėti gerbti kitų žmonių, mes galim nebenorėti mokytis, nes o kamgi čia mokytis ir vargti, jeigu tu vis tiek viską turi, ne? Ir tu visą gyvenimą galvoji, kad tu viską turėsi, tai vargsta tie tenai vargšiukai, o man to nebereikia. Mes galim kalbėti apie labai stiprius asmenybės žmogaus pokyčius, su kuriuo paskui ir patys tėvai visų pirma nebesusitvarko tuomet, kai jau turim paauglystės amžių, ir galim kalbėti apie tai, kad žmonės net ir suaugę pradeda ieškoti nuotykių kažkokių gyvenime, kur tu gal kažkas dar neturi, gal kažko tu gali patirti visiškai naujo, ar ne, mes lygiai taip pat turim tas pačias priklausomybės, narkotikai, alkoholis, tai nėra iš gero emocinio gyvenimo, dažnai tai būna iš gero finansinio gyvenimo, ne, ir iš tiesų labai daug turim pavyzdžių, kurie žmonės tikrai finansiškai labai pasiturintys, jie turi tam tikras priklausomybės, nes jie nebežino, ko daugiau norėti. Tai tų problematikų tikrai gali būti labai įvairių ir vėl grįžtam prie to paties, kad niekada nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra geras.
Mes turim surasti tą tokį aukso viduriuką, kiek duoti, kiek neduoti ir vėlgi apie visą tai kalbėkime. Nenustatykim tik tai savo vieno požiūrio, o leiskim išgirsti ir vaiką, kaip jam atrodo, dalinkime savo požiūrį ir ieškokim visiškų kompromisų, kur ir vienai ir kitai pusiai būtų gerai. Turim klausytojų klausimą, panašu, kad mūsų aktyviai klausosi. Renata Šišlienė, jinai klausė apie lengvus pinigus. Sūnui 11 metų, artėja gimtadienis. Ir sako, prašysiu visų, kad neštų pinigus. Noriu pirkti kompiuterį. Ir jinai klausė, ar taip lengvai gaunami pinigai turi vertę ir svorį vaikui. Lengvai gaunu, lengvai išleidžiu, ar visgi nereikėtų dovanoti pinigų? Man čia kyla klausimas, o kodėl tai yra lengvai gaunami pinigai, jeigu tu per gimtadienį gauni dovaną. Ne? Tai iš tiesų galiu atreaguoti, kad vaikas labai sąmoningai ir protingai mąsto. Jisai turi labai aišku tikslą, kad jisai nori kompiuterio. Ne? Ir jisai susikūrė savo aiškę strategiją, gal dar ir susistrategavo, kiek iš ko maždaug galėtų gauti, nes jau prieš tai turbūt buvo gavęs. Ir šitoj vietoj labai teisingai siekia savo tikslų. Jisai, nežinau, sako, jūs man nedovanokit ten kažkokių žaislų ar kažko, ką jūs sugalvosit, bet jūs man geriau padovanokit pinigėlius, kuriuos aš tikrai galėsiu panaudoti savo pačiam, šiuo atveju didžiausiam norui. Tai, sakyčiau, tai nėra lengvai gaunami pinigai. Tai yra išdirbta strategija, kurios laikosi šiuo atveju konkretus sūnus, ar ne, Renatos sūnus. Tikrai taip. Mes labai daug galim tokių pavyzdžių turėti. Aš vienų gerų pažįstamų sūnus, sako, tėtis jam sako, žinai, tu naik nupjauk žolę, aš tau duosiu, sako, 10 eurų. Jis sako, o tai jeigu aš tenai kaimynui paprašysiu, kad jis nupjautų, aš jam duosiu 5 eurus, o tada man dar irgi liks 5. Tai labai didelis verslumas augantis žmoguje. Tai klausimas, ar tai blogai? Gerai. Dar truputėlį grįžtant prie to klausimo, kur turėjom apie maitinimą mokykloje ir Neringa dar nori tikslintis. Jinai sako, kad išpirktas maitinimas yra 9 metų vaikui ir jinai klausia, kas kiek laiko tikslinga duoti vaikams dienpinigius. Jinai pati yra nusistačius 3 eurus per savaitę, bet čia turbūt klausimas daugiau būtų apie dažnį, kaip dažnai reikėtų duoti dienpinigius, būtent šiuo atveju, kai maitinimas yra išpirktas. Tokio amžiaus vaikams turbūt yra gera sistema duoti kas savaitę, bet vėlgi mes kiekvienas turim stebėti ir spręsti, žiūrėti apie savo vaiką, ar ne, kiek jisai per tą savaitę išleidžia, kiek neišleidžia, kiek jisai linkęs pasitaupyti, kiek jisai išleidžia galbūt per vieną dieną. Jeigu mes matom, kad jisai labai puikiai susitvarko su tą savaitę, darykit eksperimentą mėnesį, 2, 3, žiūrėkit, kad jeigu visą tai vyksta, tada galima galbūt jau pereiti prie 2 savaičių laikotarpio ir duoti 6 eurus 2 savaitėm. Ir vėl stebėti, o kaip jam su to sekasi. Ir taip palaipsniui po truputėlį didinti, ar ne, iki kol mes daisim iš esmės prie to mėnesio tokios sistemos, taip kaip dažniausiai mes gaunam atlyginimus ir per tą mėnesį jau tada vaikas gali koreguotis, kiek, kada ir kam jisai nori juos išleisti. Jurgita Raginytė Petrauskienė klausia, ar suderinama su vaiko raida skatinti parduoti savo nebenaudojimus daiktus, žaislus arba rūbus vaikui 9 metų? Tikrai suderinama. Čia vėl yra mūsų pačių intencija ir koksai tikslas, ką mes norim išmokyti. Aš jau girdžiu apie tą tvarų naudojimą, ar ne? Ir jeigu mūsų pačių yra idėja, kad mes norim gyventi tvariai, mes norim dalintis, mes norim kažką parduoti, kažką pirkti, ar ne? Ir lygiai tą patį norim mokyti savo vaiką. Kodėlgi ne? Tikrai visą laiką prašom. Ir čia tas pats dar tam tikras verslumo aspektas, kuris jau buvo paliestas, kodėlgi ne, irgi turbūt to pačiu vystosi. Grįžkam dar truputėlį prie tų neigiamų tokių pasiekmių, arba ko gero kiekvienas tėtis arba kiekviena mama galvoja, kaip čia man kažkokių esminių klaidų nepridaryti, kas galėtų privesti prie kažkokių tai neigiamų rezultatų. Tai turiu klausimą, ar per motyvaciją galima sukelti papildomą stresą vaikui, būtent motyvuojant kažkaip pinigais ir kažkokiu tokiu būdu, kad vaikas pradės vėliau nervuotis arba erzintis dėl kažko, tai ar tokia pasiekmė yra įmanoma?
Tikrai įmanoma, jeigu mes nepasveriam vaiko galimybių. Na, jeigu nutinka taip, kad mes sakom, yra tikrai pakankamai sunku. Tai šitose situacijose, ar mane girdit? Girdim, dabar buvo kažkaip truputį pakibę. Tai iš tiesų šitose situacijose visiška realybė prasilenkia su ta tikra tikrovė ir šitoj vietoj mes tiesiog keliam pakankamą stresą. Vaikas eina į mokyklą ir jisai bet kokiu atveju galvoja, man reikia gauti 10 arba man ten reikia gauti 9, bet jisai negalvoja, o kaip man reikia tas savo žinias parodyti ar neparodyti. Na, tai šitoj vietoj tikrai labai turim vertinti galimybės. Ir aš asmeniškai esu tos nuomonės, kad vaikas, kuris yra tikrai gabus ir mes matom, kad jisai gal daugiau yra toksai tinginukas ir galvoja, ką man čia dabar mokytis, tai galbūt tie finansiniai dalykai, jie gali būti kažkiek tai išorinė tokia motivacija, kur, tu žiūrėk, aš žinau, kad tu gali, jeigu tu įrodysi visų pirma savo, kad tu gali gauti tuos gerus pažymius, galbūt mes galim kalbėtis ir apie finansinį kažkokį tau paskatinimą, galbūt tu kažko nori įsigyti, ir aš galiu šitoje vietoje prie to prisidėti. Bet jeigu mes matom, kad mūsų vaikui yra tikrai sunkiau su to mokslo, ir jam reikia įdėti galbūt žymiai daugiau darbo, tai mūsų pagalba gali būti visiškai kitokia. Mes galim paklausti, o ko tau reikėtų, kad aš tau galėčiau padėti. Ir tie patys finansai, kuriuos gal norėtume duoti, gali būti skirti, pavyzdžiui, korepetitoriui. Ten, kur jisai iš tiesų jaustųsi ženkliai geriau ir jam duotų žymiai didesnę naudą tiek pasitikėjimo savimi, tiek žinių, ar ne, nors iš esmės mes kalbam apie tos pačius finansus. Tai tikrai labai reikia išgirsti vaiką, matyti vaiką ir kaip jau šiandien ne vieną kartą kartojau ir tikiu, kad tikrai dar vis pakartosiu, jog reikia norėti klausyti, suprasti, priimti ir tada pagal tas situacijas ieškoti tam tikrų išeičių, tam tikrų atsakymų, bet tikrai nesivadovauti vien tik tai vienu žinojimu, ar tai, kas parašyta vienam ar kitam vadovėlį, ar tai, ką mano daro draugė, sesė ar kaimynė. Kiekvienas vaikas yra labai individualus ir mes turim išmokti gyventi savo gyvenimus, išmokti gyventi pagal ir savo vaikus kažkuriose vietose ir kartu kurti tą gerą gerbūvį visomis prasmėmis. Viktorija Jurgita Gecienė klausia, ar 11-12 metų vaikui tikslinga leisti pradėti naudotis banko kortele. Jei pačiai atrodo, kad grynųjų pinigų išleidimą vaikui lengviau kontroliuoti, o kortelėje pinigai kaip ir nematomi, jie greičiau išleidžiami. Bet koks būtų pačios požiūris į tuos virtualius ir fizinius pinigus? Iš tiesų tai yra sunkiau ir apskritai vaikams jau šiais laikais yra daug sunkiau suprasti tą pinigų esmę, prasmę, vertę, nes jie ir maži jau mato, kad mes ateinam parduotuvėje, prilečiam kortelę, išeinam ir mums duoda. Bet tokia yra turbūt ateitis ir jau visam pasaulyje apie tai kalba, kad tų grynų pinigų gali ženkliai sumažėti, o gal kažkada nežinau ir nebelikti. Tai mes turim suprasti, kad kuo vaikas pradės pats labiau įeiti į tą sistemą, tuo jis greičiau visą tai išmoks, ir kortelė vėlgi turi limitus. Tai jeigu tu jau suprasi, kad per savaitę laiko išleidai, nežinau, mėnesio savo kišenpinigus, kurie buvo korteliai, tai jau kitą mėnesį bandysi kažkaip kitaip dėliotis ir žiūrėti, kad gal nereikia ten tiek daug glausti tos kortelės. Tai visa tai yra tiesiog eksperimentiniu keliu, kaip visą laiką mes geriausiai mokomės iš savo klaidų, mes tėvai turim būti tie, kurie yra šalia, kuria kuo palankesnės sąlygas vaikui išmokti iš tos klaidos ir per daug, kad jam neskaudėtų. Bet tų tokių savo patirčių jų tikrai gyvenime reikia. Nes jeigu mes sakom, kad tu neliesk, nes čia karšta, o tai iš kur tas vaikas žino, kas tas karštis ir kad čia tikrai karšta. Tai jam vis tiek kažkur reikia priliesti, kad jisai bent jau suprastų, kad iš tiesų, čia karšta, ne faina. Edita Bosaitė irgi nori pafilosofuoti truputėlį su mumis. Jis sako, kad ne viename seminare yra girdėjusi dėl pinigėlių ir pinigų pavadinimo. Jeigu mes sakome pinigėliai, tai vaikus susidaro įspūdis, jog jie tokie menki ir mes galim lengvai gauti,
o pinigai parodo tikrąją vertę, kad jie nėra taip paprastai gaunami. Kokia, Viktorija, jūsų nuomonė apie tai? Tai yra toksai žodžių žaislas, ne, ir vėlgi turbūt labai svarbu, kaip šeima apskritai kalba ir kiek pas juos yra tų mažybinių žodžių, ne vien tik tai apie pinigėlius ar pinigus, bet apskritai, ne, ir kiek yra tų tokių konkretesnių pasakymų. Tai yra mūsų pačių įsivaizdavimas, kaip mes norim tai transliuoti, jeigu mes patys jaučiamės, kad jeigu sakom pinigėlis ir mums tai reiškia kažką mažo, tai tikriausiai ir mūsų vaikui lygiai tą patį reikia. O jeigu mes, nežinau, visą gyvenimą tai vadinam pinigėlius, katinėlius, nu tai ar labai daug ką tai reiškia, ne? Tai šita vieta, nu, tokia tikrai labai labai filosofinė ir kiekvienas turėtų savo atsakyti tą klausimą. Faktas, kad tie konkretus pavadinimai turbūt gal ir net labiau praturtina tą mūsų kalbą ir mes ugdom tą tokį didesnį konkretumą vaiko kalbėti, struktūruoti ir suprasti, o tie mažybiniai žodžiai, nu, turbūt turėtų būti daugiau tokiai meiliai šilumai išleisti, o klausimas, ar pinigėliams to reikia ar nereikia. Mes jau perėm prie klausimų atsakymų, kadangi laikas liko 11 minučių, tai dar norisi atsakyti ir tos klausimus, kurie dar neatsakyti. Rima dar pakartojo savo klausimą. Mokykla skiria piniginį paskatinimą mokiniams už pažangumą. Ar tai nėra žalinga praktika? Labai nemėgstu atsakyti vienareikšmiškai, nes visą laiką sakau, kad mes kiekvienas turim savo nuomonę, savo žinojimą ir savo požiūrį. Pasakysiu labai visiškai iš savo žinojimo, tikrai neteisiant, ar tai žalinga ar nežalinga, nes laikaus labai nežinojimo didelės pozicijos, bet mano asmeniniu požiūriu tai turbūt nebūtų teisinga, dėl to, kad mes visų pirma labai dar stipriau skatinam konkurenciją tarp vaikų ir viskas yra tvarkoj vaikams, kuriems viskas gerai sekasi, kurie tikrai gali patys nuspręsti, ar jie dabar tą nori gauti 10, ar jie nori gauti 9, ar dabar man čia verta daugiau pasimokyti ar neverta, bet yra visiška žala tiem jautriem vaikam, kuriem galbūt sekasi šiek tiek sunkiau mokslai, bet jie labai nori, kad jiems sektųsi, jie įdeda be galo daug darbo ir vėl grįžtam prie tos pačios minties, jog kontrolinio metu ar tam pristatymo metu jisai nebegali susikoncentruoti vien tik tai į tai, ką aš čia išmokau, ką aš čia žinau, kaip aš čia galiu išmastyti ir atsakyti vieną ar kitą klausimą, o jam dar dasideda galbūt prie tų minčių, kur ką pasakys mama ir tėtis, kai aš gausiu tokį ir tokį pažymį, ką pagalvos mano klasiokai ir mano draugai ir ką dar pagalvos visi kiti, jeigu aš gausiu tą premiją arba aš jos negausiu. Tai yra labai daug tokio pašalinio išorinio triukšmo, kuris tikrai nėra vien tik tai apie tą mokslą ir norą turėti žinias savo viduje. Ir su savivertė turbūt dar vaiko irgi labai smarkiai susiję, ar ne, nes tai gali privesti vėliau prie tam tikrų kažkokių problemų. Dar klausytojai labai įdomaujasi apie tas konkrečias praktinės situacijas. Vaida klausia, o ką patartume daryti, kai vaikas, pavyzdžiui, jau išleido savo savaitės limitą per pirmas 2 dienas? Ar leisti badauti visas likusias savaitės dienas, kad būtų kaip pamoka, ar duoti naujai likusių dienų limitą naujai? Na, ta prasme, kiek liko, reiškia, dar pridėti vaikui. Aš šitoj vietoj būčiau ta žiauresnė pusė ir sakyčiau, kad galima leisti truputėlį pabadauti, kad vėlgi išmoktume iš savo patirties. Bet žiūrint iš tos tokios tėviškos pozicijos, yra labai sunku matyti žmogų, kuriam yra sunku. Tai vėlgi mes galim ieškoti tų variantų, galbūt, nežinau, namie daugiau to maisto paruošti, kad jisai tikrai nebadautų, turėtų ką pavalgyti ir tai jo tokia pamoka nebūtų jam tokia skausminga, o kažkur pagalvė netoli būtų padėta, bet kad vaikas taip sąmoningai to nesuprastų, bet iš tiesų taip. Jeigu mes kiekvieną kartą, jisai išleidžia, mes susitariam, kad daviau savaitę, jisai išleido per 2 dienas ir sako, tu man duok, tai ir mes duodam, mes tiesiog nebeugdom vėlgi tos pačios struktūros ir planavimo. Tai kiek aš galiu išleisti ir kada čia tai baigėsi. Tai yra gyvenimiška mokykla, kurią turbūt praėjus mes greičiau išmokstam, negu mums vėl nebeleidžia išmokti šitų dalykų. Erika klausia,
vaikui pridėti, čia yra žodis damesti, gal netiek lietuviškas, pridėti prie tikslo. Ar jeigu jis kažko tai siekia, pridėti pinigų, ar už, ar prieš, kokia Viktorija pačios nuomonė? Vėlgi grįžkim prie pradžios ir mūsų susitarimų. Tikrai labai kviečiu šeimas planuotis, dėliotis, kalbėtis, ir mes galim tikrai kalbėti su vaiku. Gerai, tai kokie jo yra tikslai, per kiek laiko jisai planuoja tenai susitaupyti. Ir jeigu mes aptariam, kad galbūt jeigu tau nepavyks, kažkokią tai sumą mes galėsim dadėti, galbūt jeigu tau pavyks, bet tu tenai norėsi kažkiek tais greičiau, gal mes irgi galėsim. Arba mes aptariam, kad žinai, mes tokių galimybių neturim, ir mes jau pridėti negalėsim, tai šitoje vietoje yra visiškas mūsų susitarimas ir jeigu mes esam susitarę, kad tikrai galim dadėti, kodėlgi nedadėti. Kitas dalykas, jeigu mes matom, kad mes ir nebuvom sutarę, bet turim viduje tą norą padėti tam vaikui ir matom, kad jisai tikrai labai stengiasi, labai viską struktūruoja, tuos savo pinigėlius dėlioja ir tikrai nuosekliai siekia tikslo, tai apdovanoti ant galo ir pasakyti, žinai, aš labai matau tavo pastangas ir jos mane labai džiugina ir aš labai noriu, kad tu kuo įmanoma greičiau tą tikslą pasiektum. Kodėlgi neapdovanoti? Turbūt kiekvienam ir suaugusiam žmogui būtų labai smagu gauti premiją anksčiau, negu iš tikrųjų sakė, kad ją galėsi gauti. Tai ko tu nesitikė, suteikia dar didesnį tokį džiugesį, tai kodėl to nedaryti? Labai įdomu. Viktorija, dar norėčiau pakliesti tokį aspektą kaip skirtingo amžiaus vaikai, nes ne visose šeimose auga vienas vaikas, auga vis tiek keli vaikai skirtingo amžiaus. O kaip su jais? Ar visus reikėtų traktuoti vienodai ir duoti jiem vienodai pinigų, ar gali tai būti ir skirtingai? Kaip elgtis, jeigu šeimoje auga ne vienas, o keli skirtingo amžiaus vaikai? Vėlgi tai yra šeimos nusprendimas, kaip jie nori tai daryti, bet turbūt yra labai svarbu nesukelti tos tokios konkurencijos, kad vienas geras, kitas blogas, vienas didelis, kitas mažas, bet nebūtinai tai turi būti turbūt vienoda pinigų išraiška, nes jeigu mes turim, 3 metų ir 12 metų vaiką, jų poreikiai yra labai skirtingi ir kur vienam užtenka, į darželį nupirkti kokių nors obuolių ir įdėti, kitam jau mokykloje reikia visai kitų dalykų ir tie patys jo pietus kainuoja visai kitą sumą. Tai mes turėtume susidėlioti savo labai strategiškai, kam kiek mes norim skirti. Jeigu mūsų tikslas yra, kad abu vaikai galėtų būti pavalgę, tai tada mes apie tuos pinigėlius tam ir skiriam. Mūsų tikslas yra, kad abu vaikai turėtų ten kanceliarinės priemonės, mes irgi skiriam, nepaisant to, kad vienam gal reikia ten tik tai pieštukų ir flomasterių, kitam jau reikia daug daugiau dalykų. Tai tikrai kvieščiau nematuoti vien tik tai tam tikrą pinigų sumą, nes tai yra visiškai neadekvatu, bet leidžiant suprasti, kokius poreikius mes norim patenkinti. Ir jeigu tai yra tikrai daugiau vaikų, mes tikrai turėtume girdėti abiejų vaikų poreikius, kad nesukurtume tos sistemos, kad vienas svarbesnis, kitas mažiau svarbus, vieną daugiau myliu, kitą mažiau myliu, nes jau pas vaikus ir gimus, ta konkurencija kažkokia vidinė vis tiek įsijungia. Ir toliau priklauso nuo tėvų, kiek jie sustiprins, o kiek jie tiesiog panaikins ir išmokys kaip tik vienu kitu labiau rūpintis. Iš tiesų džiaugiuosi šituo pokalbiu, jisai tarsi papildo ankstesnius mūsų pokalbius ir Viktorija, kadangi labai dažnai paminėjot savo kalboje tą struktūrizuotumą, susidėliojimą, tai darau prielaidą, kad ir pačiai tai nėra svetima gyvenimo taip dėliotis ir panašu, kad viena iš rekomendacijų mūsų klausytojams būtų struktūrizuoti ir susidėlioti savo gyvenimą ir savo finansus ir apgalvoti, kaip aš elgsiuos kažkokiose situacijose iš anksto. Kokie būtų dar kiti patarimai, jau apibendrinant mūsų pokalbį? Iš tiesų, Dalia, norisi dar papildyti apie tą struktūrą. Tikrai aš pati esu pakankamai struktūruotas žmogus ir tai ir darbe praverčia, ir gyvenime, ir labai daug savo klientus mokau.
tiek struktūruoti savo finansus, tiek ypatingai struktūruoti savo dienotvarkės. Ir tikrai, kai mes pereinam į šitą momentą, atsiranda ir didesnis pasitenkinimas, atsiranda ir tam tikri režimai, ir tai mes darom jau nuo mokyklinio visiškai amžiaus. Ir tikrai labai kvieščiau ir tėvus išmokyti vaikų struktūrą, susidėlioti savo dienotvarkę, kada jisai keliasi, kada eina į mokyklą, kada jisai grįžta iš mokyklos, kada yra būreliai, kada jisai ruošia pamokas, o kada yra tas laisvas laikas, tada mes tikrai labai taip sąmoningai ir efektyviai galim būti kiekvienoje veikloje ir vėlgi pamatyti, ko, kada, kaip mums reikia. Ir, kaip sakant, kai tu viską susidėlioji, tai gali padaryti ženkliai daugiau negu nesusidėliojęs, nes tada laikas tampa visiška mūsų vagimi ir kažkur viskas išnyksta, o tu nieko nespėjai padaryti. Tai ties struktūra tikrai labai stipriai kviečiu pagalvoti visomis prasmėmis. Kitas labai svarbus patarimas, manau, yra mūsų kalbėjimasis. Ir šitoj vietoje labai norėtųsi pakviesti žmonės ne tik kalbėti, bet ir girdėti. Ir mes labai galim turėti gražų santykį su vaikais, kuomet atsisakom žinojimo pozicijos. Atsisakom būti tais, kurie yra viršesni, kurie tikrai viską daug geriau žino ir kurie gali pasakyti, kad tai yra teisinga ar neteisinga. Iš tiesų mes nei vienas nežinom, kas yra teisinga ar neteisinga, nes kiekvienam tas pats teisingumas yra labai skirtingas. Tai tikrai labai kvieščiau išgirsti ir norėti priimti. Mes galim dalinti savo žinojimu, savo mintimis ir tikrai turim tą daryti. Tai yra mūsų teisė ir pareiga, bet lygiai taip pat turim paskatinti ir tą mažą žmogeliuką tuo dalintis. Ir tada yra tas kitas aspektas, kad mes galim turėti atvirą santykį su vaikais, kaip labai dažnai tėvai nori, kad vaikai būtų jų draugai, o tėvai būtų draugais, kaip jie sako. Tai iš tiesų šitoj vietai mes turbūt niekada neatliksim to vaidmens visiško draugo, bet mes galim turėti labai panašų santykį į tai, o kas yra draugystė, tai yra visiškas lygiavertis santykis. Mes labai dažnai ir pačio draugo paklausom ir galvom, jo, man reiktų irgi taip gyventi ir tenai taip daryti. Tai yra tarsi kažkoksai autoritetas, kuris man yra svarbus ir reikšmingas, tai lygiai taip pat yra ir tėvai. Jie niekada nebus ne autoritetai, jeigu jie iš tiesų norės suprasti, išgirsti ir priimti vaiką. Nepraras autoritetų. Savo nuomonę reikia turėti, už savo nuomonę ir tėvam reikia pakovoti, ar ne, bet kova tai yra argumentų kova, o kodėl mano nuomonė tai yra teisinga ar neteisinga. Tai turbūt čia šitoj vietoje yra toksai platus patarimas, bet labai svarbus. Ir jeigu mes visi atsisakytume gyvenime to žinojimo pozicijos, o norėtume suprasti, norėtume sužinoti, tai iš tiesų žymiai daugiau išgirstume, žymiai daugiau suprastume ir visas gyvenimas pasidarytų visiems lengvesnis. Ir dar toksai trumpas mini patarimas, iš tiesų labai kviečiu tuo metu, kai klausote, tai tik tai klausyti. Negalvoti, o ką pasakysit, negalvoti, jums čia patinka, nepatinka, išjungti visą tą vertinimo sistemą, bet tikrai labai nuoširdžiai pasistengti tik tai klausyti. Ir tikrai net nebejoju, kad išgirsit labai daug naujų, svarbių ir naudingų dalykų. Viktorija, ačiū labai. Iš tiesų nėra paprasta tik tai klausyti ir išjungti tą vidinį kritiką, išjungti vidinio vertinimo mechanizmus, nes jinai teko dalyvauti vienoje vadovų konferencijoje, kur dalyviai irgi buvo skatinami padaryti tą patį, tiesiog būti atviri ir išgirsti kitą nuomonę. Manau, kad šios dienos susitikimo metu irgi išgirdom labai daug įdomių dalykų. Neatsakėm turbūt vienareikšmiškai klausimą, tai motyvuoti vaiką pinigais ar nemotyvuoti, bet padiskutavom apie labai daug aspektų ir kartu su Viktorija Bartkute-Višniauskiene, kuri pasidalino savo psichologijos praktiką iš individualių konsultacijų, iš grupinių terapijų. Man atrodo, kiekvienas klausytojas išsinešė tam tikrų įžvalgų, kurias pritaikys ne tik tai ugdydamas savo vaikus, bet ir savo asmeninėme gyvenime. Tai Viktorija, ačiū dar kartą labai, tikiuosi, kad ateityje galbūt vėl turėsim galimybę susitikti tiesioginėme eteryje.
Dėkoju visiems mus žiūrėjusiems šiandieną ir jeigu jums patinka turinys, kurį mes kuriame, paspauskite patinka mygtuką, tai pamatysite ir galėsite pirmieji sužinoti apie naujienas, o tie iš jūsų, kas norit susistruktūrizuoti savo asmeninius finansus, tai kviečiame užsiregistruoti pas mus į konsultaciją, mes galime tą padaryti naudodami profesionalius finansinius įrankius. Tai ačiū dar kartą labai visiems ir iki kitų pasimatymų. Iki.